kai gavau šią dovaną iš draugės, tai buvo labai netikėta, o kai viską papasakojo, kaip čia kas bus, visa kita, sako, pamatysi, bus jogas, skaniai pavalgysim, sako, bus liuks. Nu gerai, sakau, važiuojam. Nu atvažiavom, įkalbėjo į mane. Atvažiavome, mes viską, nu joga, gongai, viską. Ir paskui, kai prasidėjo jau dailės terapija, tai jau tada prasidėjo visas vidaus valymas, vadinasi. Taip, dabar suprantu, kas tas valymas yra. Apie dailės terapiją, nu, buvau girdėjusi, bet nesupratau, kad taip gali būti, kad tai giliai gali įeiti į tave ir ištraukti iš tavo vidaus tai, kas tau iš tikrųjų skaudu yra, kad visi tie skauduliai gali išeiti taip lengvai. Tai atrodo, nu, reikia iš tikrųjų patirti visą tai. Atvažiuoti čia ir patirti ir tada tu suprasti, kas yra kas ta dailės terapija, kas tai yra pokalbiai ir, nu, tai, nu, sunku taip nupasakot, bet tavat, kai tu patiri, tai tada, nu, tikrai yra, nu, kažkas tai tokio. Pas Lolitą siūlyčiau ir rekomenduočiau iš tikrųjų atvykti tiem žmonėm, kuriems yra galbūt dvasiniai tokie sunkumai, galbūt nerandi savęs, negali suprasti, ko tau reikia, kažkas tai drasko tave viduje. Tai ji tikrai Lolita padės ir tada tu pats suprasi, kas yra kas, su patarimais, su pokalbiais, visą tai galima įveikti. Aišku, išeini kitoks, negu kad tu atėjai dieną prieš. Išsineši daugiau, na, išėjo ir tas skausmas išėjo ir viską, ne, koks buvo tas visas negatyvas, viskas išėjo. Bet kaip ir praeitą kartą išėjau, atrodo, kad, nu, vis tiek dar kažkas tai yra. Ir dabar dar jaučiu, kad dar vis yra, kad dar neatleido, kad dar, nu, neišėjo. Aišku, ir sugrįšiu pas Lolitą tikrai dar turbūt ne vieną kartą ir kirėsiu jai. Kai pirmą kartą atvykau į šitą aplinką, tai man buvo neįprasta, keista, kad, nu, tiek daug visokių yra įdomių, tai statulėlės, tai gongai, tai dar, nu, kitaip. O antras kartas buvo, nes labai norėjau pati atidaryti savo dūšią atidaryti. Buvo ir pirtis, atsipalaidavimas, tas toks viso nuplovimas visas buvo. Atrodo, kad tu aukštumoje kažkaip, nu, nežinau, labai gerai jaučiuosi iš tikrųjų. Po visų šitokių patirčių tikrai. Po visų pokalbių su moterim pokalbiai buvo labai malonus. Labai patiko, kad kaip namų aplinka, tai jautiesi kaip namuose. Nu, nebuvo tokio diskomforto, nes iš karto pasijutau gerai. Nu, ta prasme, jaučiausi labai gerai iš tikrųjų, nuo pat pirmo karto, kai buvau čia. Ir tie visi išklausimai, nu, iš tikrųjų yra verta atvažiuoti čia, pabūti. Tiesiog pats su savim gali netgi pabūti.